Gilios meditacijos metu kiekvienas žmogus gali patirti, gali pajausti, gali suvokti, gali sužinoti, ko patirti yra atėjusi jo siela. Ir yra labai labai įdomių momentumų, kad kartais atrodo matai, kad žmogus matai, jauti, kad žmogus yra šviesios sielos, kaip mes sakom, ar ne, tyras, geras, bet jo gyvenime labai daug kančios. Ir tu, tiesiog natūraliai kyla klausimas, ar tas pats žmogus gali manyti, kad praeitame gyvenime, praeitose gyvenimuose galbūt sukūrė labai sunkią karmą ar ne, kurią turi dabar atidirbti. Ir dažniausiai tokie žmonės, jie per gyvenimą neždami tą didelį kryžių, taip vadinamą, patirdami daug kančios, geba tai pereiti, tarsi jiem kažkas paduoda kažkokią tai jėgą, nors kitas žmogus pakankamai lengvai gali būti sužlugdytas, turėdamas, sakykime, tokią patirtį, patirdamas tiek skausmą, tiek kančios. Yra tam tikrų niuansų. Dauguma sielų ir iš tiesų kuo šviesesnė siela, tuo didesnė tikimybė, kad jinai gali pasirinkti kančios patirtį. Patirti kančią žemėje. Patirti kaip patirtį dėl kelių dalykų. Visų pirma dėl to, kad jį jau patyrė, ką reiškia skriausti, arba tai yra begalinai šviesi siela, kuri per kančios patirtį, nes ji pati tai nepatyrė, dėl savo teisingų pasirinkimų, sakykime, dieviškųjų pasirinkimų, arba jau per savo ilgą visokią patirtį, jie ateina į žemę per kančią, patirdama tai, siela pasirinko patirti kančią. Ir pasirinkusi šitą, jie ateina išbaigti savo karmos iš ten 1000 gyvenimų, kad ir ten likutinės, nedidelės, bet būtent šiame gyvenime, kaip paskutinėme įsikūnyme. Ir taipogi jie gali ateiti prisijimdama savo giminės, savo protėvių karmą, ir per ją patirti kančią bei išvalyti savo giminės karmą, valstybės karmą, tautos karmą. Apie tai kalba ir pakylėti mokytojai, bet suvokti, pamatyti, išjausti, tai yra nepaprastai svarbus momentumai. Yra šalių, aš jau kalbėjau apie tai, ar ne, kas yra tauta, kad tauta yra panašaus arba to paties sąmoningumo žmonių grupė, kurie ateina patirti labai panašių dalykų. Nebereikalo viena tauta yra vienam žemės taške, kita tauta kitame, nuo to priklauso ir astrologiniai, astronominiai momentumai ir ta vadinamoji masinė sąmonė, ta bendra patirtis, juk tikrai žinote, kad yra ir valstybės, tautos likimas, karma, ar ne. Ir šalis, yra šalių, kurios patiria daug kančios. Mes dabar kalbam apie kančią, jeigu siela pasirinko šioje žemėje patirti kančią. Ir yra šalių, kur kaip ir tos kančios, nors iš esmės atrodytų ten sudėtingesnės sąlygos, gyvenimo aplinkybės, bet iš esmės jos yra džiaugsme, jos yra visai kitose vibracijose. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, jeigu paanalizuosite, kad tas kančios šalis arba ten, kur žmonės iš esmės daug patiria kančios, net pagal tai galime spręsti ten didelis savižudybių skaičius, kada žmonės nebeišneša tos kančios, ar ne, ten alkoholizmo, priklausomybių kiekis, vėlgi dėl tos kančios neišnešimo, ar ne, nes siela ne visada gali apskaičiuoti, kiek ji gali paneš, o nuo jos pasirinkimų žemėje pernešat kančią, to mes kalbėsim apie tai, labai priklauso jos išeiga. Ir yra tautos tokia kaip lietuvių tauta, italų tauta, portugalų tauta, ypač tos tautos, kurios išskirtinai patiria daug kančių. Ir atkreipkite dėmesį, kad būtent šitose tautose labiausiai yra garbinama motina Marija. Kas yra motina Marija? Mes ją ir maldose,
ir intuityviai galbūt ją įvardėjame kaip kančios motina. Tai nėra ta būtybė, kuri ateina duoti mums kančios arba suteikti kančios, bet tai yra ta globojanti būtybė, ta dieviškoji, moteriškoji išraiška per motiną Mariją, kuri geba sieloms, kurios yra pasirinkusi žemėje patirti kančią, sušvelninti jų kančią, perimti jų kančią, padėti pereiti tą etapą. Kada siela ateina pasirinkusi patirti kančią, per gyvenimo aplinkybės jai tenka daug tos kančios, vienokiu ar kitokiu būdu, per vyrą, per artimuosius, per vaikus, per aplinkybės, per ligas net gali būti, labai daug aspektų. Ir jeigu jinai gyvena sąmoningai, sakykime, su Dievu, pagal visatos įstatymus, veriasi jo sąmoningumas labai sparčiai. Ir motina Marija tampa tuo aspektu, kada maldomis, prašymu, meditacija, kada jau tu nebeištveri, ar ne, to sunkumo, jeigu žmogus tai žinotų anksčiau galėtų tą daryti, tu gali perduoti jai. Juk vėlgi, jeigu mes skaitytumėm tekstus, ar ne, motina, prašau, palengvink mano kančias, priimk mano kančias. Jeigu mes meldžiamės prie šventųjų paveikslų, ikonų, palengvink mano kančią, nuimk. Ir ji pati kalba, kad aš esu ta būtybė, kuri girdžiu kiekvieną jūsų pagalbos šauksmą ir turiu galę greičiausiai iš visų pagelbėti jum. Kada žmogaus siela ateina į pasaulį, galbūt ne visada geba įvertinti tą sunkumą, kaip jai žmogiškoji formai tai bus, kaip į tai atlaikys. Ir tas pavedimas tos kančios dažniausiai labai greitai sutvarko aplinkybės, tau palengvėja, tu pagyji, kažkas pasikeičia tavo aplinkoje, tavo suvokime. Mano pačios gyvenime, aš jau anksčiau esu sakiusi, kad aš esu pastebėjusi, kad pati motina Marija, jinai yra pas mane nuo mažų dienų, jinai yra per mano giminę atėjusi, jau pasakojau, ar ne, kad yra mano giminiai toks aspektas, kad mano babutės brolis buvo vienas iš tų asmenų, kuriam teko malonė išvysti motiną Mariją kartu su kitais žmonėmis virš Šimonių bažnyčios. Tai yra, galite tikėti, galite netikėti, bet tai yra tas faktas, kuris yra mano šeimoje patirtas. Ir tas ryšys su motina Marija pas mane buvo labai labai ankstyvas ir labai labai aiškiai juntamas, suprantamas, gyvas. Net ne kaip religinis aspektas, bet kaip būtybės asmens, kuri natūraliai visą laiką jaučiama mano širdyje. Ir anksti pastebėjau, kad iš tiesų, jeigu būna momentumai, kada mano siela rauda tiek, kad atrodo nebeištversiu, visą laiką pradėjau šauktis motinos Marijos, stebuklingai greitai situacija keisdavosi, stebuklingai greitai. Aš net vizualizuodavau vėliau, prašydavau jos paimk mano ranką, paimk mano širdį ir vesk mane per kelią, paimk mane, padėk man čia ir dabar. Ir nesuvokiau, tik tai nesuvokiau, ką aš dariau, bet tai yra intuityvus tas perdavimas. Ir pažiūrėkit, ką žmonės daro Lietuvoje, kitose valstybėse, kur ypač yra išaukštinama motina Marija, ko mes einam pas ją, nors mes suvokiam, kad tai yra meilės būtybės, mes suprantame, kad ir Jėzus yra meilė, ne kančia, kad mes patys esame atėję išreikšti meilės, ar ne, bet mes, kada mums sunku, puolame prie jos kojų, puolame, griebiame rožančių, einame į šventiklas ir maldaujame jos užtarimo, mes verkime prie jos kojų. Ir mes tai daugiau arba mažiau, bet jaučiame kančios palengvėjimą. Ir patirti, siela, kuri ateina patirti kančią, jos tikslas yra transformuoti meilę. Tai yra išjautus kančią, kada tave skaudina kitas asmuo, asmenys, šeima, artimieji, aplinkybės, įvairios dalykai, visą tai transformuoti į meilę. Ir tai yra pagrindinis tikslas, tai yra tas atidirbimas. Kodėl siela tai pasirinko? Ar dėl savo tų aukštų aspektų? Bet greičiausiai tai yra
Nes nuo to kančios lygio gyvenime priklauso, kiek daug siela pasiryžusi padaryti šiame gyvenime. Ir klausimas toks, dabar šiandien dieną labai daug yra visokių atrišimo, afirmacijų, ar ne, kada žmogus gali pats pasirinkti, ar ne, ar aš toliau gyvenu kančioje, ar ne, ar aš renkuosi kitą gyvenimą, ar ne. Iš esmės tai padaryti galima. Bet ar tai bus net nenutraukta ta grandinė, dėl kurios jūs atėjote į žemę, nežinau. Man pačiai tai nesiriša. Tai yra, tu neturi kaip ir teisės perkeisti to, kas buvo sumąstyta ir pasirinkta tavo sielos ir sudaryta kaip ir sąjunga. Ar ne, negali vardinti kontraktą, bet suderinamumą su kūrėju, su šviesa, su meile. Nes kada siela ateina tokių dalykų atlikti žemę, jinai ne iš bausmės ateina, jinai ateina iš didelės meilės. Tai tada kyla klausimas, tai koksgi kitas evoliucijos etapas, jeigu žmogus iš pradžių patiria nesąmoningai, paskui sąmoningai, ar ne, ir kaip jiems su tuo gyventi. Ar jam tiesiog suvokti, kad ta kančia ėjo ir eis į jo gyvenimą, tiesiog žinoti, kur kreiptis, kaip kreiptis ir atlikti vairias praktikas, maldos praktikas, meditacinės praktikas į transformaciją meilės. Ar vis dėlto yra kitas žingsnis? Pasirodo yra. Sekantis evoliucinės tokios sielos etapas, tai yra suvokus, supratus, pripažinus savo paskirtį, tapti kančios pagalbininku kitiem. Tai yra tokiu būdu nebe pats patiri kančią, bet savo visą esybę, savo žiniomis, savo patirtimi, savo gebėjimu, savo meilę, savo dieviškuoju buvimu, savo sieloje, savo širdyje. Tu pradedi pagelbėti tiem, kurie yra kančioje. Nešaukdamas, kad aš dabar padėsiu pasauliui, bet darydamas darbus, kurie tave kviečia. Pirmiausia, tai yra per fizinio kūno gydymą. Per fizinio kūno pagalbą, nes dažniausiai žmonės kenčia per fizinio kūno skausmą. Tada yra psichinė pagalba, psichologinė pagalba ir dvasinė pagalba. Viena iš tokių ryškesnių sielų, kurios yra atėjusios į žemę, kaip kančios patirti, kaip iš tų aspektų, kurios suvokusios, perėmusios perėjo į tą kitą evoliucijos etapą, tai yra motina Teresė. Motina Teresė, kuri gebėjo transformuoti savo paties kančią ir pradėti būti tuo tarpininku žemėje. Motina yra tarp dangaus ir žemės, sakykime taip, ta, kuri yra arčiausiai mūsų, ta, kuri yra mūsų dvasia, mūsų sielos, dvasios gydytoja, ar ne? Bet reikalingi tarpininkai ir žemėje. Ir tokios sielos gali labai persiversti išeiti tą vadinamą šventųjų gyvenimą. Ir jos antiek geba tą meilę skleisti kitam, nesvarbu koks, sakyt, raupsuotas ar ponas, parklupęs ar jau visiškai ties savižudybės riba, apipultas kitų būtybių ir taip toliau. Pas juos tiek yra tos vidinės meilės, kad jų visas gydymas tiek kūno, tiek dvasios, tiek sielos eina tik per meilę. Ir siela tai suvokusi patiria begalinę laimę, ne todėl, kad jai nebereikės patirti kančių, nes jai skauda ir skaudės dar labiau nei pačiai, matant kito kančią. Vat tuo pagrįsta yra visa evoliucijos grandinė būtybių, kurios jau nebėra Žemėje, bet kurios tarnauja kitose planetose, kitose būviuose, kitose sistemose, ar ne, kitose pasauliuose ir subtiliajame pasaulyje, ar ne. Kuo aukštesnė būtybė, to labiau turi tos atjaučiančios meilės ir noro padėti kitam. Ir tai, ką atlieka tokia siela šioje žemėje, galima sakyti, tai tas pirmapradis taškas, nuo kurio siela pradeda skleistis, ar ne. Ir tuo būdu, taip pat, jeigu yra likučių, kurių dar jinai neatidirbo per savo kančią, per savo patirtį, jeigu jinai yra prisėmusi tautos, valstybės ar
giminės karma, jinai ta pagalba, ta transformacija per kitą taip pat labai stipriai išvalo tą lauką, labai stipriai transformuoja tą lauką. Tam, kad tai vyktų, turi atsiverti širdis. Turi atsiverti širdies čakrą, turi apsigyventi, kūrėjas jis visada gyvena mumise, bet jis pradeda kitų kampų, kitų rakursų skleistis, nemoku net apsakyti, kokie tai yra patyriminiai momentumai. Ir tai nėra skatinimas kiekvienam, ar ne, pradėti ten padėti kitam, reikia priaugti kito, pereiti savo kančias, pereiti savo prisiėmimą, ar ne, savo suvokimą ir ne taip, kad išgirsti, bet tu turi išjausti, išgyventi, suprasti ir suvokti, kur tai tavo sielai toliau eiti, kaip jai evoliucionuoti, kaip jai toliau gyventi. Ir todėl smerkti, kad pavyzdžiui mūsų tauta, kada tapom katalikais, krikščionim, ar ne, priėmėm tą tikėjimą, kaip ir paniro tarsi į kančią. Aš pati ilgą laiko tarpą iš esmės tai įvardijau visiškai kitaip, nes labai kardinaliai matosi tas pokytis, ta įsikritimas į duobę. Bet iš esmės tai yra matyt atėjęs laikas ir etapas, kada sielos atėjo patirti kančios, išgyventi tai, atidirbti protėvių, tai kas jų giminiai žemėje yra padaryta prieštaraujant visatos įstatymam, ar ne, ir atėjom tai patirti. Labai įdomus momentumas buvo suvokti, kad Rusija kaip šalis iš esmės nėra kančios šalis. Ten sielų nėra daug, kurios atėjo patirti kančią, iškęsti ją, ar ne, ar transformuotis arba šiame arba kitame gyvenime. Tai yra ta rusiškai blagaslavlionnaja tauta, tai yra palaiminta tauta, kur žmonės gimsta ir ateina vesti tautą, pačiam būti, jau būti tuo šviečiančiu aspektu. Ar pavyksta sielom ar ne, čia jau yra kitas klausimas, ar ne? Bet iš esmės, bet ten, kada žiūri, analizuoja, ar ne, ten motina Marija yra kitaip priimama. Taip yra suvokiama, kad jinai yra kančios globėja, kančios motina, bet tas aukštinimas jau yra kitų, ten yra šventųjų daug, kitų būtybių, yra vėlgi iš tų senojo tikėjimo daug, vedinio tikėjimo daug. Ten energijos ir tas sielų patyriminiai dalykai yra visai kiti. Ir tarp kitko dar vienas dalykas, sielai perinant iš vienos evoliucijos taško į kitą, gali būti taip, kad tokiai sielai gali keistis gyvenamoji vieta, gyvenamoji šalis, gyvenamoji planetos dalis. Tai labai gali ryškiai atsispindėti jos gyvenime. Ir dabar grįžtant vėlgi į tą patį gydymą, į tą patį pagalbą, tai vėlgi, jeigu tu per prievartą arba šiaip atsisėdęs sumąstęs, tu to nepadarysi. Tau gyvenimas tiesiog taip viską sudėlioja ir tu gali įsivaizduoti, kad aš jau viskas nebekentėsiu, dabar pulsiu aš kitiem pradėti. Ne, tau nebus kam padėti. Tu būsi kaip tas kiškis, kur tam briedžiui bando pakišti ten šiaudą, šieną ir miegok, gal tu dar kažką padėtų. Tai ne taip yra daroma. Tu tik būdamas ir mylėdamas pas tave, tu tokį pasitenkinimą jausi, kad tu iš esmės tikrai tam žmogui, kuriam reikalinga pagalba, tu gali padėti. Jis ateis pas tave. Tai nereiškia, kad tu pagelbėsi tiem, kurie dar nesuvokia to, kuriem iš esmės dar to nereikia, kurie nepasiryžę prabusti. Bet tai bus darbas su labiausiai pažeistais arba labiausiai pažeidžiamais momentumais, žmonėmis, būtybėmis, galbūt gyvuliukais, galbūt tai net ne tau parinkti, tai kūrėjas renka. Ir todėl linkiu kiekvienam, kuriam skauda, kuriam sunku pamastyti, prisiminti, pasigilinti, maldose prašyti Marijos užtarimo
ir vis dėlto pabandyti išsiaiškinti, kogi atėjo jūsų siela. Ir taip padėti sau augti ir patirti begalinę laimę ir džiaugsmą Kūrėjuje. Apkabinu.